Esam Porsche muziejui. Ne muziejui, parduotuviai. Pirksim Porsche šiandien 911 ir dar žadu pasimti 7 kokius papildomai Poršiukus. Tai dabar eisim apžiūrėti tos Poršus, kaip jie atrodo. Ir tarp kitko, čia yra Poršų gamykla. Čia gamin va dabar šią sekundę 911 Porsche. Va dabar dedu slintuvą ant viršus. Eisim apžiūrėti, kokiu čia geru tų Porsche yra. Mes esam Stuttgart mieste, o Stuttgartas yra Porsche gimtinė. Net ant logotipo Porsche yra ženkliuks Stuttgart. Tai čia gimė Porsche'as ir dar net Mersas čia gimė, bet kadangi Merso muziejus yra uždarytas, tai mes ten negalim nuvažiuoti, nes jis uždarytas yra iki kitą mėnesį. Aš būčiau su malonumu labiau važiavęs į Merso muziejų negu Porsche, bet pagalvojau, Porsche'as irgi sueis. Prieš tai atidavėm tarą, gavom 1,5 eurų, šiandienos biudžets yra 1,5 eurą. Tai viskas, einam apžiūrėti tos Porsche ir pažiūrėsim, kurį nusipirsim čia tą Porsche. Varom. Šitą čekį jaučiu pasikabinsiu ant sienos ir pasiliksiu visam gyvenimui. Porsche čekis. Žmonės galvos, kad nusipirko Porsche. Aš ir pirksiu Porsche. Einu apžiūrėti dabar, kurį čia pirkta 911 ar Panamera. Tuo įsiaiškinsim, ane? Kaip čia fainai. Oh my god. Čia grynai senovė. Čia norit pasakyti pirmas Porsche'as, kuris buvo išrastas. Medinis. Medinis Porsche'as. 80 km per valandą važiavo. Tokiu greičiu važiavo. 5 PS. O, čia tai gerulis. Dinis Tai vat nuo salonas. tokių grabų prasidėjo Porsche'as. Nuo tokių grabovėžių. Aišku, tie grabovėžiai, aš nežinau, gal kaina jų koks 5 milijonai. Porsche 550A Spider. Dydis kaip mano žolepijas. Mastau šitą pirkti. Bet blemba per mažas man ir betai nebus kur sudėti kvapukų, nes labai bagažinė maža čia prieki. Suprantat, kvapukai netilps. Žiūrėk, nu, kokia dūslė. Dūslė, o Jėzau, špinspelis. Nu čia tai, bet tik kokia žemuma, žiūrėk, pafilmuok mane kokia žemuma. Man iki keleino. Atsisėst gali. Čia tai gerulis Porsche'as. Čia su tokiu žemė arti, čia Jėzau. Su tokiu traktoriu. Klausiu, su kuo šiais metais ari? Su Porsche'u. Žiūrėk, o čia policija. Čia policijos policai. Porsche'as buvo. Kabriolet. Bet žiūrėk, čia mikrofonas, čia signalkė. Tai viskas. Pūna bina. Tačkė. Torga. Targa ar torga? Ai, Porsche targa. Porsche targa. Su tokiu būtų gerai čia į Bulvekas jau važiuoti. Pats tas. Čia atėjau, ja, čia 911, tai va šitą mašiną iki šiol, va čia Stuttgart'e šalimais yra jų visa ta gamykla, tai iki šiol gamin va šitą 911. Čia va už 500 metrų vyksta gamyba. Geras. Šits nežinau, gal su šito tik rudenį važinėti. Nu žodžiu, šiandien reikia pasiimti kokius 8 Porsche'us. Buliuose dalyvavo. Ratai kokie, oho. Pažiūrėk, koks enganė, koks motorans. Negali liesti. Kodė? Nežinau. Bet žiūrėk, neapsita palavęs nieką. Va čia jau sakyčiau, kad mano svajonių mašina. Michelin. Čia viduj siurblis yra, siurblė šlanga. Ten viduj. Matot, siurblis šlanga. Vau. Pasižiūrėkit, koks čia grožis. Su tokiais kalpakais. Su tokiais kalpakais beta važinėtų. Nu, baisu žiūrėti. Tu pasižiūrėk, kokią spalvą. Eik tu savo. Čia piški užneši į Citroeną saloną. Va šitą norėčiau. Va šitą tai norėčiau. Aš irgi šitą norėčiau. Kažkaip tos... Sukos galva man čia. Nu, čia kažkaip Čia tie kiltos baisiai grindys. įsikūnijimai. Bet pažiūrėk, kokią spalvą gražiai nudažyta. Tai gali gražiai, bet baisiai. Va šitos norėčiau, žiūrėk, nuojau. Žiūrėk, tam engine kaput, kablis įsukti, mus pertempia iki čia. Žiūrėk, aš šitą norėčiau. Ja, šitą gražiai. Oh my god. Aš dabar matau tą, ką aš norėjau pamatyti. Ar jūs pasiruošę, nes man Porsche'as, tai man Porsche'as, ne kažką. Pažiūrėkit, ką aš matau. E klasės, E500.
E-picotėlis. 235 kW. Šitie salon, žiūrėk, koks geras. Ja, aš Žiūrėkit į sakau. saloną. Wow. Panelis iš fanieros padaryts. Faniera. USB plokštė. Čia jau nuojau, tau šiaip turėtų būti rojus. Šitokias mašinas matyti. Mes turėjom važiuoti Merso muziejų. Bet Merso muziejus yra uždaryts. Ja, iki per visą žiemą jisai nedirba. Na, tik išpildyti savo kaltę atvažiavome į Porsche muziejų. Nu, aišku, čia Porsche'as man patinka. Vo, šit irgi. O, man. Savo, gali bent Dabar bėgį tu jungti. galėsi dar, gerai? Dabar ne vien čekį nemesiu lauk, bet ir šitos nuotraukos nemesiu gyvenime lauk. Porsche sėdžiu. Pirmąjį paskutinį kartą jaučiu. Juokauju, aš po metų sėdėsiu Civic'e. Į Svalkę išveš. Yra RRR dalis. Čia jau pusiau apardė. Į RR įmetė viską. Pusiau apardyta. Geras. Bet nemušė ardyti. Čia kažkas susiprašė pusę kapotą, tai atpjovė su bulgarkė. Jis visur. Nes dešinis škams kažkam buvo mušts. Tai va, per RR pardavė pusę kapotą. 5 litrą telp langų skyšė. Žiūrėkit, čia koks kaip orlaivis. Tai čia pro tas duris reikia lipti. Man atrodo. Čia kai ta kosmoso lėktuvo. Ja. Čia vamžiai kaip mano pečiaus. Vau, čia graži spalva. Jo, čia geruliška spalva. Opa, Kajans. Kajanuks. Nu, kas čia? Užkurkim RS Spider. Tai čia va, kur ką tik sėdėjom tam rūžavam. Nu. Panamera GTS, man kaip patinkas raktas. Jis kai mašina. Mašininis ratelis. Palauk, to įlėkiu iki Maksimos. Tu kodėl jis negazuoji? Dizelinį dabar užkuriam, čia dizelis. O, 911 GT3. Aš gazuosiu dabar. Da. Kokį tu gazuosi? Prilėkiau, nesiparinu. Čia taip sunku įsirinkti Porsche, nežinau, jaučiu imsiu visus, nes vieną vienintelį įsirinkti neįmanoma. Lego Porsche'ans. Lego. 911. Irgi jaučiu kainuoja koks 500 gabalų, kad si Lego nevažiuojantis, bet 500 gabalų kainuoja. Čia šits yra rankom nupiešts. Su teptuku kažkas dažė per dailės pamoką. Musė atgavo 10, tai tikrai. Viskas. Exit rašą. Apėjom Ne. visą muziejų. Einam da ant šito atsisėsti, aš da noriu. Tu ten, Ja, karučių. ja. Nors ne, nenoriu. Tu nori gusiukai? Ne. Aš irgi nenoriu. Kaip jau muziejus, hebra. Viskas čia, Porsche'as baigtas. Nu ką, apėjom visą muziejų. Nenustebins, atrodai, turėjai padangiam skraidyti. Neskraidau. Aš skraidysiu Neskraidau. padangiam, kai aš lipsiu į savo golfą. Nu, aš jau skraidžiau padangiam, sėdu į rūžavą rožinį Porsche, tai man padangiai buvo. Nes iki tokia toli, nu, netoli gražu. Manau, kitą savaitę pareisa, ne? Tai ja, sakė, ant sekmadienio bus jau 7. A, nu tai va. Ir mes čia turėjom susimokėti ten, automate. Parkingą Porsche muziejus stapoduoju tiek pat, kiek už Porsche kainą. Suchen. Ja. 2 eurai. Eurai. 2 eurasikai. Ką čia darydavo? Kritung. Nu. Bet tai tranzijas, nu tai pasižiūrėk kortelę. Paspaus kortelę. Du eurasikai sumokėti.
kortelės. Duot čekį. Ai, čekį. Šitą irgi kabinsiu ant sienos. Poršas. Čia tokia tik į Porsche muziejų statyti, jūs suprantat? Šitą statyti ten ir lupt pinigus už pažiūrėjimą į golfą. Nu jau nupirksi tą makerį. Ne. Ką? Ne. Kodėl? Gargars. Jau taip gargars namie. Koks gargars namie? Nu, gargarins. Kur? Dar vienas gargars bus ant viršus. Kur gargarins? Tai tavo fritiūrinė, daugiau nieko nėra. Nu. Žiūrėkit, ką čia. Čia Matt Armstrong tepals, Matt Armstronga tepals. O čia šita parduotuvė yra šrotų parduotuvė. Aš visur ieškodavau va šitą tepalą, visur aš jo ieškojau. Atradau šrotą parduotuvį. Ar rimtai? Čia kod Matt Armstrong naudoji. Jis pildė į Bentlius, į Lamborghinius, ten į Gelikus. Šitą tepalą pildė. Aš visur jo ieškojau. Į būtent šitą pardį šrotą atradau. O tai čia labai geras? Serbija. Ką, žinau, jis geras, bet keista, kad aš į būtent šitą parduotuvę atradau šitą tepalą Valvalin. Aš čia Matt Armstrongs jam žinai reklamuoju. Keisti čia popieriai su to tepalo. 4 eurai. Čia yra litras kaukės. Ir 6 eurai didelis. Čia yra žiauriai geri rankšluosčiai, žiauriai. Kaip atrodė čia? Gražiai. Ką? Gražiai. Kuku! Nesiparinkit. 2 eurus. Ką tik iš Porsche muziejaus išėjęs. Prots pačiūžės. Čia bus įdomu. Žiūrėkit, eik tu savo. Va tokios reik 2 kambarį. Vietoj tų mažiukų. Kur jos gauti? Palauk, reikia ištestuoti tuoj. Nu visai neblogai. Kas mėgsta aštriai. Žiauriai skanus padažiuks. Aš jį pasimsiu, bet kai atvažiuosim kitą dieną. Kiek va šits kainuoja Lietuvai, nebeprisimenu, o šia. Kiek kainuoja Lietuvai? Eursų bam kažkelė. 7-9 centai plus tara, nu eurus. Lygiai eurus. Jau. Tai šitą aš pasimsiu. O šia... Penktadienis. Kas šia? Oi, moteris su savo tam procedūrom. Dabar iš tikrųjų yra jau kitą dieną, dabar yra penktadienis. O vakar matėt, kai buvo muziejai, tai buvo ketvirtadienis. Tai mes taip dienam šokinėjom. Ir man reikėtų jau čia apsilankyti pas kokį turkiš kirpėją, nes atrodo tai jau kaip balions. Bet pirmiausia, reikia galvą įsiplauti. Tai einu brūžinti savo galvą. Pažiūrėkite kelnes. Pukuotos kaip bomžui. Kaip bomžara. Į kas čia? Patrauk vis. Patrauk, kelk. Kas? Dar. Kodėl šiukšlės neišmestas? Neaiškink. O kai aš kažką namie neišmetu, kas būn? Čia tavo šiukšlės. Kas susijęs su mašina, nieko negali sakyti apie šiukšlės, nes pasakysi kažką apie šiukšlės, tai sakys, o tu kai kambarį palieki. Tai žodžiu, geriau nieko nesakyti, nes tiek atgal sakys, o tu kai kambarį palieki. Žodžiu, nieko nematau per langą. Tuo reikia atlikti greitą procedūrą langų skyšę. Čia yra langų skystis už dyką. Greitai ir nepatogiai. Žiūrėkit, dabar langs koks. Ponk. Pridriba į vidų. Įdan batą. Bet švarumą įsikūnims. Sniegsti švarus. Ir visi, važiuojam. Pažiūrėsim gal koks. Jūs labai daug iš jūsų rašė, labai patiko jums contents, kaip mes kainas rodom parduotuvėse. Tai mes dabar būtent ten ir važiuojame. Mes važiuojame į Lidlą ir į Kauflandą. Visų prekių nerodysim, bet parodysim tas, kas yra aktualu. Ir jūs patys savo žinosit, kiek kainuoja Lietuvai, nes mes tai neatsinom, kiek kas kainuoja Lietuvai, bet parodysim, kiek čia kainuoja. Bet mes žinom 100%, kad čia viskas pigiau negu Lietuvai ir kokybiškiau. Tai kaip pensininkai varam žiūrėti kaino, o po to žiūrėsim, gal koks turks mano plaukus apžaris. Nežinau, bet gal. Makarai. 50% nuolaida.
kainavę 2 eurai dabar eurus. Kilograms makaro. Finišą kapsulikės. 13 jūrikų. Puodas sūris, tiek vienetų, 400 gramų, 2,45 €. Eur 7,9. O pas mumis 2,79 €. Na, Lietuvai 2,79 €. Ai va šitie mano mėgstamiausi česnakiniai. Užtepėlės. 99 centai. 99 centai šitas užtepėlės. Mėgstamiausias mano. Pirksiu dėžę čia, vešiuosi Lietuvą. Ai va šitas, va tokios. jamam. Va, Va, šitos picos, 3 picos Lietuvai moku 6 eurus. čia 3 Čia eurai. 3 eurai. 3 jūrikai. Kavos, va, pa 13 eurų. Lietuvai maksimai netoli 30 eurų. Va. €13. Įdabę nuolaidą šia 13 eurų. Lietuvai su nuolaida gal 20 eurų. Va. XXL. Ne. Softlan. 3,25 €. Vaikiški pampersai. Kiek? Ne, tam, ne. Nereik pampersų, nu ja, mes vaikų Ai, neturim, nors kam čia ten pampersai žiūrėk, va. neaktualūs. Ateik. Pasižiūrėkit, vaikiški pampersai. Pampers 80 vienetų. Mega XXL paks 24 eurai. Šitą pirksiu savo pirmam vaikui. Tualetinis. 10 eurų. 7 eurai. 4 eurai, 5, 4 eurai 30. Va tokie visokie va tualetiniai. Ir jie žiauriai geri. Nes ne kiekvienas tualetinis tinka, pavyzdžiui, laikraštiniai man nepatinka. Bet jūs nepamirškit, jeigu kas ir buvo brangiau, jūs nepamirškit, kad čia yra vokiška kokybė. Ja. Daug kas jaučiasi, ypač su feiriu jaučiasi žiauriai. Nusiperki Ir Lietuvai, jis su- net neputoji. Ir su visom skalbimo priemonėm. Taip. Ir šutinam. Šutinam. Čia va kameros stebi. Kad viską įmuštum į kasą. A čia irgi ta nesąmonė su to čekiu. Ką paėmei? Ne. Aš kai nekenčiu šitos nesąmonės. Čia kol nuskanuoji, kol išeini. Žiūrėk, čia biškai greičiau negu Šiauliuose. Tualetą. Atvažiavom trumpam į parduotuvę. Ne, reik nueiti į tualetą. Tiesiog reikia. Pažiūrėkit, kas dedas mano rajone. Joniškio rajone apšvarinta parduotuvė. Mindaugių kaime. Šalia manęs. Mindaugių kaime apvagė. Kačių maistas. Mes Lietai perkam savo katinui šitą maistą. 3 eurai. 3 eurai. 3 eurai čia Kauflande. Mes jį visą laiką perkam. Nu, didelis maišas, va, 6,49 €. Didelis maišas. A jūs galit patikėti? Įdomu. Na, da, daug kas naudoja viskas, tai va. Viskas čia pasakyta apie dėžę. viskas. Visą dėžę 12 pakelių, 4,79 €. Čia yra viskas. Viskas apie katinų maistą. O, pažiūrėjau, šitą Va, mes šitą labai mielai sveiką. naudojam. Tai 1,35 €. Čia yra su skrabu, su masažu. Nu, kad ir vanivėja, paimkim. 2 eurai, bet čia be akcijos, atsiminkit, su akcija 99 centai. Čia va šitą dabar aš naudoju, todėl kad mano galvos reikia, nes mano galva pluto main šaibom. Pūn galva. Tai va šitą dabar naudoju. Bet Lietuvai aš nežinau, kiek vaistiniais kainuoja. Aš irgi nežinau. Na, žodžiu, jūs gal žinot, buvot vaistiniai, bet va šitą dabar aš naudoju. Šampūnai, jau rodėm praeitam video. Taip. Tokios va kainos, Head and Shoulders. Head and Shoulderiai. Pavyzdžiui, vela lakas, plaukų lakas, vela 3 eurai be akcijos. 3 eurai vėla. Laks. Indaplovės kapsulės. Indaplovės. Ins. 28 kapsulės. Feiris. Feiris, va. Eur 65 su akcija 99 centai. Prilai čia visokie tokie frašai. O žodžiu. Prasiplaukit galvą su feiriu. Žiauriai, žinau, gerai veikia. Labai gerai užputuoji. Čia aš nežinau, kiek čia yra litras, man atrodo. Palauk, kur čia rašo. Litras. Litras, cilik venk 3 eurai. 3 jūrikai. Dezikiukai. Nežinau, čia nieko gero gali Nu, tiesiog patys va, žiūrėkit, va, dezikai. Pasipurškit, va. Pasipurškit, galiu jums papuršti, jeigu reikia tuoj. Va, prašom. Kvėpia, ne? Super. Super. Vištienos krūtinėlė. Kilograms vištienos krūtinėlės 7,77 €. Aišku, piens čia yra miltelinis, jis net ne šaldytuve laikoms.
šrots, ne piens, iš miltų padaryts. Kaip gali piens išbūti taip ilgai nešaldytuvė? Filadelfija, euras 11. Lietuvai 3 eurai. Nutella va 5,51 Kilograms nutelos. 5,51 €. Jums patinka, mes kaip pensininkai vaikštam po parduotuvę, įsprendžiam, kiek kas kainuoja. Šiaip retai žiūri į tas kainas. Aš žiūriu į dyzelę kainas dažniausiai. Produktų kainas kažkaip nežiūriu, bet į dyzelę. Ką tik pigiau saliarko susipilti. 97 centai, kas mėgstat Monsterį. Fui. Dabar laikykitės. Mano mėgstamiausi čipsi tik eurus. Gerai, kad mano rankos užimtos, nereikės jiems daug. Na, va, Einam. skrandžio įdės, galim važiuoti. Eis skrandį. Toks pakis. 269 gramai. Celebracionų. 2,9 €. Pusryčiai. Viskas po 2,9 € šią. Visi sausiakai. Nutelos sausainiai ir nutelos, pažiūrėkit, super paks. Nutelos batonėliai bei redi 2,60 €. 2 eurainiai. Kopūstainis. 9 centai. Kopūstas. Apaimt vėl gėlių. Neimt. Neimt, nes nenusipelnė. Vėliau turėsim atvažiuoti visą dėžę tų čipsų paimti, nes dabar rankų nėra, o dėžę, sakė, reikia Lietuvą parsivežti. Penktadienis mano va toks. Žmonių milijardas. Visi pilnais krepšais. Iš visi apsipirkt važiuoja savaitėj apsipirkt visi varo. Pilni vežimai. Pilni vežimėliai. Ar matėt, kai mes nieką negalėjom nulaikyti rankose? Tai čia už viską 13 jūrikų sumokėjau. 13 eurų ir mes vos palaikom rankas, na aišku, tie čipsai, žinai, po eurą čia daug pakis sudaro tipo įvaisis, bet vis tiek 13 eurų, tai mes vos panešam viską. Nu ką aš panešu, vis karbės tik nešu, bet vis tiek 13 eurų, tai mes vos panešam viską. Žodžiu, šiandien apsižarėt neišeis, todėl kad nėra vietų niekur, kur žarėtis. Tai jaučiu neužilgą baigsim tą vidosą šiandienos, nes penktadienis, noris atsipalaiduoti. Dar nebaigsim, dar važiuosim į miestą, daryk bagažinę. Kuda? Ai, da čipsų dėžę. Ir kolia vaicina. Ai, dar reikia penktadienį pasiruošti, visgi nuotaikos, tai penktadieninės. Tai vat, Kuken. čia vaikai mūsų va. Parvežėm vaikam gėrimų, parnešėm. Prašom. Antrą, Janisui. Čipsų da pakis, palauk. Tai va, da nežinau, ar susitiksim, bet jeigu nebesitiksim, tai vis tiek ant gal atsisveikysim, nes, nu, sakau, penktadienis. Nuotaikos penktadieninės. Tai ir jums turi būti penktadieninės nuotaikos kažko. Echt? Gerai. Tai pasakyk žmonėm, kad nuojus išeini penktadienę nuotaiką nuo daba. Nojus išeini penktadienę nuotaiką. Nuo dabar. Tai pasakyk iki kitą kartą. Iki kitą kartą. Iki kitą kartą aš išeinu, viskas. Pareisiu tik sekmadienį. Čiau.